O jei delegavimas būtų ne kontrolės praradimas, o abipusis laimėjimas? Delegavimas nėra silpnumo ženklas, tai vienas svarbiausių efektyvaus vadovavimo įrankių. Harvard Business Review tyrimai rodo, kad vadovai, kurie sąmoningai perduoda užduotis, sutaupo iki 20% darbo laiko ir pasiekiami geresni komandos rezultatai. Delegavimas leidžia vadovui koncentruotis į strategiją ir aukštos vertės veiklas, o komanda įgyja daugiau pasitikėjimo bei atsakomybės. Darbuotojai tai tampa galimybę mokytis, augti, įgyti naujų žinių ir patirti didesnę prasmę darbe. Svarbi viena sąlyga – jei yra pasidalinama, kuo ši užduotis prisidės prie rezultatų. Tai yra tas pats kaip orkestras. Visi kartu sukuria stulbinamą melodiją. Klausimas, kurios tavo užduotis padeda augti abiems pusėms? Pasidalyk komentare, kokia buvo tavo sėkmingiausia delegavimo patirtis. Ačiū, kad žiūrėjai.